Sveiki, mano vardas Audrius, esu iš Lietuvos draudimo. Šiandien jums patarsiu, kaip išvengti galimų nuostolių jūsų namuose. Vandentiekio avarija yra dažniausiai pasitaikantis įvykis, kuris atneša daugiausiai nuostolių. Būtent tai yra susijęs su lanksčiosiom žarnelėm, kurios dažniausiai būna po plautuvė arba po praustuvė namuose. Karts nuo karto tikrai reikėtų pasižiūrėti, ar žarnelės yra neužspaustos, kažkaip neužlenktos, ta žarnelė nėra apsioksidavusi, ar nėra kažkokių tai korozijos požymių. Lanksčiasias žarneles rekomenduojama keisti kas 5, kas 10 metų. Jeigu įsigijote mažiau žinomo gamintojo arba sąlyginai už mažesnę kainą tą santechninį prietaisą, tai reikėtų ir dažniau keisti kas 2 ar net 3 metus. Svarbu paminėti, kad trūkus žarneliai bute, jūs galite aplieti ir apačioje gyvenančius visus kaimynus. Tokiu atveju visus nuostolius tektų padengti jums. Kasdien Lietuvos draudime užregistruojama apie 30 vandentiekio avarijos žalų susijusiams su žarnelėm ir vidutiniškai išmokama 27 000 eurų. Paprastas patarimas kiekvienam išvykstančiam ilgesniam laikui iš namų tai yra užsukti vandenį ir išjungti elektrą. Galite padaryti paprastą testą. Užsukti vandentiekio įvadinį ventilį, nueiti prie plautuvės ar praustuvės, atsukti čiaupą ir pasižiūrėti. Jeigu laša vanduo, tai yra pirmas ženklas, kad ventilis veikia netinkamai. Labai svarbus dalykas yra tvarkinga elektros instaliacija namuose. Jūs turėtumėte būtinai atkreipti dėmesį į klibančias rozetes ir jungiklius, netvarkingai pritvirtintus atvirus laidus, atsilaisvinusius kontaktus. Jeigu prietaisas pradeda skleisti neaiškų garsą ar pradeda kibirkščiuoti, jeigu karts nuo karto jaučiate svylančių laidų kvapą, nedelsiant kreipkitės į specialistus. Nepamirškite patikrinti pagalbinių patalpų rūsio, garažo, kitų ūkinių pastatų. Nepriklausomai nuo jūsų būsto šildymo sistemos ar kuro rūšies, labai svarbu yra pastovi ir profesionali tos šildymo sistemos priežiūra. Bent jau kartą metuose reikėtų atlikti techninį įrangos aptarnavimą. Jeigu aptarnavimo metu būtų nustatyti kažkokie defektai, tai specialistas galėtų tuos trūkumus pašalinti. Daugiausiai pranešimų dėl šildymo sistemos gedimų yra fiksuojama tik prasidėjus šildymo sezonui arba paspaudus pirmajam šaltukui. Ugnis gali sunaikinti ne tik jūsų namų turtą, bet ir tai, kas svarbiausia – prisiminimus, šeimos istoriją ir namų jaukumą. Dažniausias gaisrų kilimo priežastis yra netvarkingos šildymo sistemos, dūmtraukiai ir elektros instaliacija. Nedidelė investicija į dūmų detektorius ne tik padės išvengti nuostolių, bet ir gali išgelbėti jūsų gyvybę. Mūsų rekomendacija – dūmų detektorius įsirengti kiekvienoje patalpoje. Įsirengti dūmų detektorius yra tikrai paprasta. Kiekvienas tai galite padaryti ir patys savo namuose. Aš pats įsirengiau dūmų detektorius, užtrukau gal vos valandą, išleisdamas vos 50 eurų. Namuose vis daugėja elektrinių prietaisų su didelės talpos ličio-jonų baterijomis. Tai tokie prietaisai elektriniai paspirtukai ir dviračiai, kurie sukelia gaisrus. Elektrinių dviračių ir paspirtukų ličio-jonų baterijos gali užsidegti dėl to, kad gali būti mechaniškai pažeistos, netgi būna, kad užsidega jos ir savaime. Rekomenduojame nepalikti šių prietaisų besikranančių be priežiūros, o esant kažkokiems mechaniniams pažeidimams ar baterijos išsipūtimam, kreiptis į meistrą ar aptarnaujančią įmonę. Žalos apie save visada praneša iš anksto. Papildomai savo namuose dar galite apžiūrėti radiatorius, ar nėra kažkokių korozijos požymių. Taip pat apžiūrėti ir kolektorinės spintas, tai yra jų vamzdžių jungtis, ar nėra oksidacijos požymių, apkalkėjimų, taip pat kažkokių tai pralašėjimų. Paprastas žmogiškas atidumas ir nedidelės pastangos gali padėti išvengti didelių rūpesčių jūsų buityje.